Sveiki visi, literatūrinės mašinos žiūrovai. Geras sveikinti su jumis jau šiuo adventiniu laiku. Ruzai, jūs įsivaizduojate, kiek jau laiko praėjo? Taip. Nuo mūsų pradžios pradėjom vasarą kažkur kalbėti, o dabar jau, va, prašau, Wow. Jau atėjom į kelinta, aš jau žiemą. nebesuskaičiuoju, šešta jau laida tikriausiai, ne? Mes laimingi žmonės, tai mes laimingi Laidų žmonės neskaičiuoja. neskaičiuojam. Taip, ir žinokit, mėly žiūrovai, laimingi esam nebereikalo, nes kiekvieną kartą gal net dažnai pasiminiu, kad va šiandien kalbėsim būtent apie asmenybę, kurios negalima ten nežinoti. Arba va šiandien Ružas išrinko tokį vyrą, kur ten kapstysim nuo galvos iki kojų. Bet nu šiandien aš vėl pasikartosiu, kad šiandien man tautas pasiūlė pavardę, kuri lygiai taip pat visi mokykloje, man atrodo, mes susipažinom per lietuvių kalbos pamoką, bent jau aš už save drąsiai kalbu, nes lietuvių kalbos mokytojas supažindino su Oskaru Vaildu, ar ne? Mes kalbam apie 21 amžiaus pabaigos rašytoją. Toks rašytojas. 19 amžiaus. Nu tai vat, aš taip nekantrauju apie jį kalbėti, kad jau nebeskiriu amžių, bet kodėl taip nekantrauju, Vaplaja. nes vat, prieš tai Ruzui sakiau, kad pirmą kartą viską jau užsirašiau į telefoną, nes tai yra Ja, žmogus, kur, nu, kalba pats su save, gal aš taip taip. pasakysiu. Iš vienos pusės vyras labai tokių vaikiškų veido bruožų, gražių tamsių plaukų, vis laik toks pasitempęs, aš sakyčiau, nežinau, gal tie Viktorijos laikai, toks puošnus, va, toks puošnus, gražus, jisai pasitempęs žmogus, bet jo mintis ir jo kūriniai, nežinau, ar labai gražios. Bet dabar gal šiek tiek, Mhm. Ruzai, iš jūsų lūpų apie 19 amžiaus pabaigos Ja. rašytoją Oskarą Wildą. Trumpai apie jį. Gerai, Ieva, jo. Tai, jo, matot, net jum galva apsuko, jisai jau amžiai. Visiškai, ne, aš tai visiškai. Amžiai susisuko galvoje, jo. Mm, Taip, tai, bet čia suprantama, visiems gali galvą apsukti toks rašytojas, tai va. Tai jo, tikriausiai gal kaip mes visada galim pradėti nuo biografijos, o ne? Tai jo, taip. Oskaras Vaildas gimė 1854 metais Airijoje. E, Labai, labai inteligentiškai išsilavinusioje šeimoje. Jo tėtis buvo žymus daktaras, akių ir ausų chirurgas. Taip pat domėjosi ir rašė apie Airijos folklorą. Jo mama buvo Jane Wild, labai garsi to meto aktyvistė ir rašytoja, kuri kovojo už Airijos nepriklausomybę, nu, už Airijos nepriklausomybę nuo Britanijos, nors ir taip Airija buvo kaip atskira valstybė, bet jinai norėjo dar didesnės nepriklausomybės. Tai va, kuri rašė Speransos pseudonimu, naudojo tokį pseudonimą. Tai va, nu ir jisai dar turėjo brolį ir turėjo jaunesnę seserį, kuri dėja mirė 9 metų nuo meningito ir Oskaras Vaildas buvo sukrėstas jos mirties ir iki gyvenimo galo jis turėjo įsisaugojęs jos plaukų kuokštą ir visą laiką su savim nešiojosi. Tai va. Jo, tai Ar aš esu nustebus pagalvojus apie jo kūrinius? Šiuo metu nelabai esu nustebus, bet... Mhm. nu, keista tokia, jo, bet gal suprantama, kad, sakau, jis ją labai mylėjo tą savo Taip, seserį ir jo, jinai jauna mirė, tai, va, tai jis norėjo kažkokį prisiminimą gal pasilikti jos taip. ir turėti visą laiką su savim. Tai va, jo, ir Oskaras Vaildas, kaip sakau, užaugo tokioj inteligentiškoj ir, kaip sakant, žymioj šeimoje ir aišku, jis įstojo į tuo metu Airijoje Dubline. Tai buvo prestižiškiausia mokslo įstaiga, Šventos Trejybės koledžas Mhm. Dublino. Ir jau ten tapo žvaigždė iš karto. Ir jis jau ten jo visokius kinė Mhm. apdovanojimus, tenai puikiai mokėsi kalbų, tų senovės graikų kalbos, lotynų kalbų, nu, klasikos, ne? Taip. Klasikos studijas, kaip sakant, studijavo. E, Paskui jisai įstojo į Oksfordą, ten Mhm. irgi, ten irgi klasikos studijas baigė ir
Nu, ir, kitaip sakant, jis jau labai anksti tapo tokiu žymiu žmogumi, toks dendis, e, kaip sakant, praktiškai nieko dar nebuvo parašęs ir galvojo, ką jis veiks po Oksfordo studijų. Ir jis galvojo, kad, nu, reikia kažkokį tai gal akademinį darbą, būti filologu, pavyzdžiui, ir, bet, nu, ne jo natūrai. Ir aišku, jo, kitaip sakant, karjera, akademinė karjera, nu, kaip ir turėjo būti, patyrė nesėkmę, kaip sakau, ne jo charakterį būti akademiku. Taip. Mm. Jau tada jis buvo labai ekstravagantiška asmenybė, jau nes nu, visa Anglija apie jį jau kalbėjo, nu tiksliau ne Anglija gal, bet Londono žymiuosiuose tose intelektualų sluoksniuose jį visi žinojo, jisai ten sukdavosi. Tai va, ir buvo jau parašęs eilėraščių Taip. rinktinę tokią nedidelę išleidęs. Bet ir tiek ir viskas. Ir žodžiu, bet gandas sklido greitai ir net buvo sukurta tokia opera parodija apie Londono dendį, kur pagrindinis veikėjas, jis ta prasme nevaidino toje operoje, bet jis buvo parodijuojamas toje operoje. Jo, Gilbertas ir Sullivanas sukūrė tokią operą, kur buvo parodijuojamas, nu, va, toks estetas, dendis, žodžiu, Londono. Ir tenai ta opera buvo išvežta rodyti į Junktinės Amerikos valstijas ir jinai susilaukė didžiulio susidomėjimo. Bet žinot, amerikiečiai žiūri, nu, jiems labai įdomu, bet kaip mes žiūrim, žinot, Tarantino filmus, pavyzdžiui. Mm. Nu, atrodo įdomu, bet mums reikia amerikanisto, kuris mums paaiškintų, iš ko čia juoktis, ta Taip, prasme. taip, Tai, taip, taip. nes mes nežinom ten tų visų kultūrinių aspektų. Tai lygiai taip pat ir ten amerikiečiai sako, du, gal galit parodyti vat, tą veikėją, kuris čia parodijuojamas, ir prodiuseriai nusprendė, kad reikia Oscarą Wildą nuvežti į Ameriką. Jo, ir ten buvo sukurta tokia didžiulė PR kompanija, kad atvyksta žymiausias žmogus Anglijoje, atvyksta gyvenimo karalius. Nu, O, žodžiu, marketingas jo gerai. marketingas buvo užsuktas neįtikėtino lygio, žodžiu, ir žmogus nieko neparašęs. Vieną tomelį išleidęs kažkokių lėraščių ir viskas. Ir ten liko 3 dienos iki šito žymaus žmogaus atvykimo. Liko 2 dienos, laikraščiai rašo, žodžiu, liko 1 diena, rytoj atvyksta jau. Ir galiausiai Oskaras Valdas pasirodo, duoda interviu tenai, kaip sakant, Nu, bet ką reiškia, duoda aš dabar prašau. paskaitas, skaito ten Taip, Bostone, Niujorke, apie, vat, būtent, mes pakalbėsim apie estetizmą, žodžiu, vat, taip, 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 taip. Tai jo, va aš irgi taip pat truputį, ką ir kalbu, aš jau įsivaizduoju tuose laikraščiuose, nes nu vis tiek Oskaras ir visos nuotraukos dar kartelį įjungiau, nu visur su tais savo dideliais kailiniais, kažkokia jo, lasda, ilgi plaukai, tas žvilgsnis, jo, didelė jo, tai nosis. Nu toks personažas, atrodo žmogus personažas, nu ta taip, žmogus veikėjas kažkoks. personažas, žmogus meno kūrinys, žodžiu. Nu, Ir jo, nulietas. ir jisai ten, nu, netikėtai visai jam patinka ta Amerika. Ir jis užsibūna ten gal metus kokius ten toje Amerikoje. Jo. Ir tai va, tai, nu, grįžta į Angliją. Nu va, ir tada jau prasideda jo jau literatūrinė karjera, jisai pradeda rašyti, leidžia ir pasakas, pasakų įvairias rinkinius. Mesgi žinom ir turim patys išsivertę jo visas praktiškai pasakas. Ir Laimingas Taip, princas ir kitas. Kenterberio pilies vaiduoklis. Nu ir aišku, išgarsėja su savo romanu Doriano Grėjaus portretas, apie kurį mes šiandien ir kalbėsim.
Jo, tai va, tai tas romanas išeina 1890 metais. Kuriame iš esmės susumuota, jis pasiekė ten jau viršūnę, ten susumuota viską, ką visi tie jo metodai, tie kaip triukai, paradoksai, aforizmai, viskas ten yra, žodžiu, ten yra žanrų maišalinė, bet labai graži maišalinė, sakyčiau, ne, ten Taip. jis pasiekė jau visišką piką kaip rašytojas. Na va, Bet aišku, dar apie patį jį, kol mes dar neįbėgome į visą tą Grėjaus, kaip sakau, portreto pasaulį, dar šiek tiek apie patį Oskarą. Man labai įdomu, kad, man atrodo, bus lengviau paskui suprasti jo, jo, patį jo jo, tą kūrinį. Sakėt, buvo Amerikoje, grįžo jo, ir, žinoma, jau grįžo. šiek tiek apie šeimą, žinom, kad sesė saugo tik plaukų kuokštę, o jisai pats, jo gyvenimas. Jo, Nežinau, ar buvo mylima moteris, galbūt mylimas vyras, galbūt taip. mylimas gyvūnas. Dar kad suprasti, kodėl ten tiek daug tam jau Grėjaus portrete yra tokių minčių, kur tu skaitai, galvoji, nu, tas žmogus, nu, net jis turėjo kažką patirti pats, nu, privalėjo, kad parašyt Jo. būtent tai. Jo, Tai dar labai apie jo Ieva tą tokį geras asmeninį klausimas. gyvenimą. Taip, tai dar grįžtant prieš Taip. parašant Doriano Grėjaus portretą, jis jo 1884 metais jisai veda irgi airė, Konstancija Lloyd, kuri irgi buvo intelektualė, rašytoja. Ir jo, susilaukė dviejų sūnų, bet kažkaip tai Konstancija Lloyd, nu, įtarinėja savo vyrą, kad jis nelabai yra ištikimas ir labiau mėgsta leisti laiką ne su ja, o vyrų kompanijai, žodžiu. Mhm. Ir taip gaunasi, kad jo, jisai įsivelia į meilės romaną su tokiu vyru Alfredu Douglasu, kurio tėvas Queensberio markizas, labai takingas žmogus yra. Atsiprašau, to vyro tėvas, jo, aš taip ir pasakiau, Taip, ne? taip, Jo, taip, aš taip. pasakiau to vyro vyras. Jo, Viskas e, gerai, man, kaip ta man su vyro, jo, amžiais ta mes vyro kalbam tėvas apie... labai takingas žmogus ir aišku, jisai labai nepatenkintas, kad jo sūnus įsivėlęs į romaną su Oskaru Wildu. Mm. Mm, nu ir pradeda sklyst kalbos ir apie jų ten tuos santykius. Kaip sakant, o tų laikų, nu, supraskite, tai yra Viktorijos laikų Anglija, iš esmės, kur labai puritoniški statymai ir, žodžiu, tas markizas užsiundo teisėsaugą ant Oskaro Vaildo ir Oskaras Vaildas galiausiai nuteisiamas. Ten net yra toks Mhm. kaip skamba tas nuosprendis, o įvykdžius ypatingo nepadarumo veiksmus su kitos vyriškos lyties asmenimis. O, jie. Nu, Jo, moralus elgesys. Nu, nu, taip. nu. Nu ir aišku, tie teismo, kai prasideda tie teismo procesai, o mes žinom, kad Oskaras Valdas priklausė tiem aukštiesiems sluoksniams, aristokratų sluoksniams. Ir aišku, žmona, jo saugodama savo garbę, nu tais laikais taip suprantama, kad tai buvo suteršta garbė, kaip sakant, jos. Taip, taip. Ir Jau jinai, visa pavardė jinai giminėm. jo su Mhm. sunumis tiesiog išvyksta į užsienį, Taip. pasikeičia net pavardę. Jo. Kad Į neturėtų jokių Holland. sąsajų. Jo, kad neturėtų Mhm. sąsajų. O Oskaras Vaildas nuteisiamas ir sėda į kalėjimą. Prašau. Jo, sėda į kalėjimą 2 metams. Ai, nu, Pasodinamas į kalėjimą. Jo. pagalvok, ką padarai. Mhm. O Jo. dėstau, kai jisai išeina iš kalėjimo, ar jisai dar ieško savo šeimos vaikų, ar vis dėlto, nežinau, skurdas ir mirtis kokia krūmose? Kaip Oi, baigėsi šitas? žodžiu, iš kalėjimo išėjęs jisai tiesiog Anglija jo absoliučiai atsižada ir jisai ten yra nulaikomas su juo nepadaru susitikinėti niekam, žodžiu, visi jo Taip. vengia ir jisai, nu, turi išvykti irgi ir išvyksta į Prancūziją, gyvena Paryžiui ir praktiškai gyvena tokiu inkognito, nes net yra tokių atvejų, kai jisai nueina į Paryžiaus e, kavinės, pavyzdžiui,
Ir jeigu tenai sėdi anglai, jie tiesiog atsistoja ir išeina, nes nenori ir kartu su juo būti ir valgyti kartu su juo. taip. Tai net tie, sakykime, durininkai visokie kavinių jau vengdavo jį leisti į kavinės iki tokio lygio, nes jisai atbaidydavo klientus. Tai va, ir jisai praktiškai miršta nuo meningito irgi ir visų užmirštas, palaidojamas Paryžiuje. Ja. Tai va, paskui, aišku, kai jis jau reabilituojamas ir visa kita, ten ant jo kapo net paminklas yra pastatomas, bet šiaip ten buvo labai kuklus paminklas ir ten jo laidotuvės atėjo, nu jis palaido, gal ten keli žmonės tik atėjo į tas jo laidotuvės, Taip, o buvo žymus rašytojas ir visa taip, kita. Kaip sakau, Amerikoje buvo visiška žvaigždė ir taip toliau. Nu va, ir jo, bet po mirties, kai jau, kaip sakant, ta pati Anglija liberalėja ir visa kita, ir kai pasirodo pirmosios jo biografijos apie jį, tai va, jis vėl tampa tokiu susidomėjimo objektu ir galiausiai patenka į Anglijos literatūros klasiką, kitaip sakant, jisai taip. tampa Į visus klasiku. topus. Jo, į visus Taip. topus realiai ir kas įdomiausia, jisai buvo labai populiarus Sovietų sąjungoje. Nu tai nes mes kalbam apie kaip estetiką, nu ta prasme apie grožį, Jo, apie bet jis išvaizdą. populiarus buvo net Stalino laikais, kas Taip, įdomiausia, jo pasakos buvo leidžiamos Stalino laikais, nors jisai kaip ir buvo toksai skaitosi buržuaziniam sluoksniui priklausė, bet jis kartu ir kritikavo tą visuomenę ir faktas. jos ydas. Tai Taip, va, taip, ir taip. atskleidė jos ydas, kitaip sakant, tai jis toks kaip visuomenės kritikas, buržuazinės visuomenės kritikas buvo priimtas visai palankiai ir išgyveno naują savo gyvenimą būtent po mirties Taip. niekur kitur, o stalinistinėj Rusijai, kad ir Tai, koks paradoksas būtų. tai va aš Jo, dėl to ir ne, labai džiaugiuosi, kad Anglijoj jis jūs tik vėliau buvo taip, reabilituotas. taip. Pradedam Tai- kalbėti va, ir apie tą Staliną. Ir šiaip aš pagalvoju, netgi dabar, dabartinės mūsų politinės žvaigždės, nu kuo jos skiriasi nuo to Doriano Grėjaus, apie kurį greitų metu kalbėsim. Nu nelabai, ten yra, Taip. man atrodo, kad vyrai, aš turiu minį, va tie vyrai, kurie labai nori būti amžinai, nežinau, jauni, nesuteršti ir tokie, kad visi juos garbintų, tai visai gal kvepia tuo portretu, apie kurį mes greit kalbėsim. Jo, jo. Bet dabar dėstau dar toks klausimas, bet vis tiek, jisai buvo žmogus, kuris turėjo įtakos tam tikros, nu, imkim iš vienos pusės, va, kaip kalbat, kad Amerika iš jo padarė žvaigždę marketingo būdu, o jisai Jo. pats, kai išleido tą savo vienintelį romaną, jeigu aš neklystu, daugiau tokių Ne, didelių ne, buvo ir daugiau romanų, buvo buvo ten tų, ar daugiau ne? Nu, bet romanų, jo, buvo daugiau romanų, yra jo romanas, va, aš čia kaip tik turiu Lordo Artūro Sevilio nusikaltimas, ai, kuris parodijuoja toks to meto detektyvus, nu tai nedideliai kūriniai, tai, taip, Dorianas Grės gal vienas didesnių jau to kūrinių, taip, taip. bet buvo jo romanų, jo, kurie Tai vat labai gerai. nesulaukė tokios šlovės. Jo, tai vat žiauriai, žiauriai džiaugiuosi, kad ant jūsų stalo ir jūsų rankose ir jūsų galvoje yra labai daug dar tų kitų jo kūrinių. Vis dėlto, per visą savo tą literatūrinę kelionę, ar galima išvelgti kažkokius atspalvius, kur Oskarą Vaildą visur keliauja paskui jį? Nes, nu, mes kalbam apie grožį, taip, jis pats kaip vyras visas, kiekvienoje nuotraukoje, nu, atrodo net dulkės nėra ant to žmogaus. Bet jo kūriniuose, ar yra kažkas garbinama labiau, gal imkim taip, negu kiti rašytojai iškelia, bet, nu, apie grožį tai faktas. Čia tai aš jau suprantu, kad jau grožis yra labai svarbus prieskonis, bet vat, Mhm. jūsų akimis, ar yra tam tikri prieskoniai, kur galima atskirti Oskaro Vaildo kūrinius, dar net nežinant, kad tai yra Oskaro rašytas? Mm. Nu, žinokit, pasakysiu netikėtą mintį, kad Oskaras Vaildas, tiesą pasakius, priklausė tam tikrai sroviai. Mhm. Nu, gal netgi net nesrovėjo pasaulėvaizdžiui tokiam, sakykim, taip, ne? Taip, Ir tuo metu tai buvo, ką jis rašė, iš esmės tuo metu buvo populiaru, ką jis rašė. Jau taip, buvo rašytojų, kurie rašė panašią tematiką, tiesą pasakius. taip. Tai šiuo atveju gal
E, jisai, taip, jisai turi savo stilių ir jisai absoliutus meistras, bet žanro požiūriu jau buvo pasirodę panašių romanų Mhm. Prancūzijai. Tai vat ir jo, ir nu vat yra toks Joris Karlas Huismansas, kuris padarė labai didelę įtaką tam pačiam Oskarui Valdui. Beje, tas romanas Huismanso yra ir lietuviškai išleistas, jis vadinasi Atvirkščiai. Mhm. Ten irgi yra apie žmogų, mes dar pakalbėsime apie Dorianą Grėjų, bet ten irgi yra apie tokį panašų žmogų Dorianą Grėjų, kuris irgi mm, nusprendžia, kad iš Paryžiaus reikia įsikelti jam į tokį užmiesčio dvarą ir apsistato meno kūriniais ir susikuria tokį dirbtinį pasaulį ir pabėga nuo to esamo pasaulio ir pradeda gyventi va tokį gyvenimą, sakykim taip, dirbtinėme pasaulyje, kitaip sakant, tokiam estetizuotam pasaulyje, kur jo, kur vyrauja grožio kultas ir kad Mhm. menas yra aukščiausia tikrovė, į kurią vat, reikia pabėgti, nes visuomenėje vyrauja tokia pragmatinė moralė, kur viskas nuobodu, viskas, kaip sakant, atidedama rytojui, ane? Mokykla mus ruošia universitetui, universitetas mus ruošia gyvenimui, mes visą laiką kažkam ruošiamės, ane? O vietoj to, kad panirtumėm į grožio, kaip sakant, į meno malonumus. Ne? Taip. Ir Tai va. būtume visi hedonistai ir Jo, kad malonu būtumėm būti visi gyvenime. hedonistai, nes Taip. taip. Tai va, tai čia aš sakyčiau, e, Vaildas yra savo laikmečio vaikas. Mhm. Jo, ir Huismano tas romanas pasirodė, gal, man atrodo, 6 metai prieš Dorianos Grėjaus portretą. Beje, Doriano Grėjaus portrete ten Lordas Henris Dorianui Grėjui padovanojo Huismano knygą. Ten nenurodyta kokia Taip. knyga, bet ten Taip. iš to aprašymo aišku, kad ten būtent Taip. Dorianas Geras. Grėjus paskui sako, jūs man padovanojot šitą nuodingą knygą, kuri sugadino man gyvenimą. Nes jis irgi pradėjo gyventi kaip tas Taip. veikėjas mano knygoje. Taip. Tai va. Taip. Tai Tai koreliacija. jo. Jo, bet. Geras. Aha. O dar man taip iš karto labai labai įdomu, o prieš pradedant rašyti savo būtent šį kultinį, imkim taip, romaną, topų bestselleris, kuris dar iki šiol, man atrodo, daugelis žmonių ir skaitė, ir skaitys, ir arba žiūrės filmą, faktas, bet vis dėlto jis pats, kad pradėjo jį rašyti jau po savo šeimos sukūrimo, ar prieš šeimos sukūrimą, ar jis dar buvo tas jaunas, gražus, ką tik po Amerikos, kuriam laikė jo gyvenimo linijoje jis pradėjo pirmus tokius taškelius dėlioti šiai knygai. Po Nes knyga šeimos netrumpa, sukūrimo, jo, jinai jis, labai ilga. jis, jis vedė 1884, o romanas pasirodė 1890 metais. Tai po Ai, tai šeimos jau, sukūrimo, jo. taip. Bet dar labai svarbus dalykas, kurio aš nepaminėjau, kalbėdamas apie biografiją, galbūt, apie jo Oksfordo metus, nes jo Oksfordo metai turėjo jam, aš sakyčiau, didžiausią įtaką jo kūrybai, Mhm. nes jis turėjo labai gerus mokytojus. Vienas iš mokytojų buvo Džonas Raskinas, kuris buvo labai, profesorius, meno teoretikas, labai puikiai išmanė meną, labai gerai išmanė meno tendencijas, labai gerai galėjo prognozuoti meno tendencijas. Bet aš sakyčiau, buvo dar kitas autorius, Mhm. Walter Pater, kuris tiesiog, sakyčiau, turėjo milžinišką įtaką Wildui, bet ne Taip. kaip žmogus, labiau kaip jo knygos turėjo didžiulę įtaką Wildui, jo knyga ypatingai
ypatingai turėjusi didžiulę įtaką, tai yra, e, kiti ją vadina vos ne estetizmo Biblija, jinai vadinasi Renesansas. Nu, ten yra ilgesnis Taip. pavadinimas, bet trumpesnis jos pavadinimas yra Renesansas, būtent apie Renesanso meną, kur Vaildas tą knygą vadino My Golden Book. Jo. Prašau. My Golden Book. Dėja, lietuviškai mes jos neturim, bet ją galim nesunkiai užsisakyti Amazon ar kitur angliškai ir jos kaina nėra didelė. Aš siūlyčiau visiems ją perskaityti. Jinai iki šiol yra, sakykime, viena geriausių knygų parašyta apie Renesanso meną. Tai va, ir šita knyga visą gyvenimą Valdui, aš sakyčiau, darė įtaką Mhm. jo pažiūroms. Tai va, ir jau mes galim perėti prie to, kad kur čia aš vedu, ne, kad estetizmas, ne, tai va, jeigu Walteris Peiteris buvo kaip estetizmo tėvas, ar sakykime taip, iki jo jau buvo tas estetizmas, bet jis, sakykime taip, kažkokius tai suteikė intelektualinius rėmus tam estetizmui, ne? Tai va, ir tokioj įtakoje augo Vaildas ir aišku, jisai persėmė tą estetizmo teoriją. Dabar, vat, kalbant apie tą estetizmo, ar ne teoriją, gal labiau, aš sakyčiau, pasaulėvaizdis toks, ne, Mhm. kad įvesti tą Vaildo, ne, kūrybą, Jo. vat, reiktų pirmiausia pakalbėti apie estetizmą. Ne? Tai, o kad suprasti estetizmą, dar reiktų suprasti dekadansą. Jo, O, tai dar dabar į vieną lietuvių terminą. kalbą. Nu, visai mes Jo. žinokit norėtume, kad Tai va, tai išverstumėt. Mhm. dekadansas, tai toksai irgi pasaulėvaizdis, apie kurį kalbėjo ir Nyčė, ir kiti to meto rašytojai ir filosofai. Tai yra, nu, kai viskas, suprantat, jau atrodo išeikvota, išgyventa, viskas, kas geriausia, jau sukurta ir toks nuosmukio pojūtis, kad viskas jau prastėja, Jo. blogėja, kažkokia nuojauta apokalipsės, viskas baigėsi. E, Kažkaip Nyčė kalba apie religijos pabaigą, ne, apie Dievo mirtį, kiti kalba apie tai, kad menas jau išsisėmė visiškai. Jo. Ir dar kiti kalba apie tai, kad įsigali tokia praktiška moralė, susikuria tokia, nu, susikuria toks sluoksnis žmonių, kurie gyvena tokį nuobodų miesčionišką gyvenimą praktišką, kur nieks nedomina išskyrus ten darbas, namai, šeima ir viskas. Ir bet dalis žmonių nenori pasitenkinti tokiu gyvenimu ir jie bėga į meno pasaulį Taip. ir vat, sakykim taip, to dekadanso viena iš tokių dalių yra vat, būtent tas estetizmas. Taip. Jo, ir kitaip sakant, dekadans, neaišku, kas pirmiau, bet iš esmės dekadansas iššaukė, aš sakyčiau, estetizmą. Ne? Ir estetizmas tai yra vat, meno sudėvinimas, kad reikia religiją pakeisti kažkuo tai ir menas tampa kaip religijos pakaitalu. A. Čia panašiai Jo, kaip sako, kad grožis išgelbės pasaulį, jo, taip ir jo, žmonės. jo, jo, Mhm. jo, nes jau Taip. taip, taip, taip. Ir aš sakyčiau, kad estetizmas turi tris vektorius, sakykime taip. Vienas iš vektorių tai yra Gautie, toks estetizmas Parnaso grupė, tokia buvo poetų, kurie kalbėjo apie tai, kad, nu ne tik poetai, ten ir menininkai, Parnaso grupė vadinamoji, parnasistai, kurie kalbėjo, kad menas menui, kad menas jis turi būti nepraktiškas, jis neturi kažkam tarnauti. Menas neturi būti didaktiškas, mokyti mūsų kažko tai. Taip. Menas yra aukščiausia tikrovė, kuri neturi būti pajungta dar kažkokiai kitai tikroviai. Kad Mhm. menas turi tarnauti menui.
niekam kitam. Grožis turi tarnauti grožiui. Menas yra dėl grožio, o ne dėl kažkokio tai, sakykime, tai pamokymo ar kažkokio tai išsilavinimo, ne, kuris turėtų Jo. tarnauti Menas neturi niekam tarnauti išskyrus menui. Jo. Tai vienas Tokia yra. begalinė laisvė. Mhm. Jo, ir kad menas yra aukščiausia vertybė. Anapus meno nieko daugiau nėra. Ne, sakykim taip. Tai čia, vat, kaip sakau, Parnaso grupė ir jai priklausantis atstovai. Kitas vektorius buvo, kad toksai, kad menas, nu, jam priklausė beje tokie estetai su socialistiniam pažiūrom, kaip Williamas Morisas, pavyzdžiui, kur nors socializmas kaip labiau praktiškas, toksai industrinis dalykas, bet čia tokio kitokio tipo socialistai, kurie sakė, kad taip, menas neturi būti tik tai funkcija. Taip. Bet mes turim apstatyti save grožiu, ne tik tai funkcionaliais daiktais, bet ir gražiais daiktais. Mhm. Ane? Kad sako, nu va, ir Valdas sako, nu, Amerika, nu, dangoraižiai, nu, jie negražus. Jie, Va šitų klausimų tai pritariu. jie Nu, tik atlieka funkciją. Vat jo. stalas. Jeigu tu turi stalą, tai stalas tai nėra tik plokštė ir keturios kojos. Stalas turi būti ornamentuotas. Taip. Jo, Taip. turi būti gražus. Langinės turi būti gražios. Taip. Viskas turi būti gražu. Kitaip sakant, mes turim gyventi tokiuose gražiuose interjeruose, kurie būtų apstatyti gražiais baldais, kurie būtų individualūs, ne kažkokie tai serijinės gamybos baldai, o Taip. meistrų padaryti baldai. Tai čia būtų antras toks vektorius estetizmo. Ir trečias vektorius, kad tai toks vadinamas vulgarusis estetizmas, Mhm. kai tu pats iš savęs padarai meno kūrinį. O. E, nu, tie vadinami dendis, pavyzdžiui, Mhm. Britanijoje, ane, arba Prancūzijoje, flaneris, flaneur, kur tu pats rengiesi išskirtinai, iššaukiančiai, naudoji grimą ir taip toliau ir Taip. panašiai. Toks art objektas, kaip pats Taip. art objektų tampi. Tai va. Taip. Tai Oskaras Valdas priklausė visiems trims kryptims. Taip. Ar galima teikti, kad jisai šiek tiek buvo narcizas kaip žmogus, nes kvepia tai tokiu, kur ir taip namuose atsirado vien veidrodžiai. Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. O, Jis priklausė visiems šitiem trim vektoriam estetis. taip, Ne? taip, Kaip sakau, kad atskiri autoriai priklausė atskiriem, bet Oskaras Valdas priklausė visiems šitam. Tai va, tai jo, tai va, mes turėtum omeny šitą visą kontekstą. Ne? taip. Ir jo, ir jeigu dabar pereisim prie Doriano Grėjaus portreto, tai čia yra Nu tai jų ir pamatysim tuos visus, man atrodo, tris personažus iš tų visų absoliučiai, faktorių, vektorių, apie kuriuos ką tik kalbėjot. absoliučiai, Tai dabar jau absoliučiai. viskas ružiai, jau spalvinasi spalvom, jau šviesėja šiek tiek, Jau šviesėja, jau aiškėja, ne? jau net aš grįžtu į tą 19 amžių pilną koją. Tai žiūrėkit, Viktorijos laikai supratom, kad Oskaras, kaip čia pasakyti, įdomi asmenybė, tokia, kur labai turinti save kaip asmenybę, imkim taip. Čia Taip, toks žmogus, kaip pasakau, kur pamatytum ir jau galvotum, kad jis labai protingas. Nors gal net galimai nieko neskaitęs, bet būna tokių žmonių, kurie labai iš savęs pulsuoja tą energetiką. taip. Bet vis tiek atsimušam į romaną, apie kurį kalba visas pasaulis ir jau laikas jį šiek tiek pakrapštyti, ar ne? Doriano Grėjaus portretas. Nu tai Rozai, kalbant apie tą visą mintį, vyras nutapo vyrą, įsimyli savo paveikslą, ne? Tai Mhm. kaip čia dabar? Čia net nežinau, nuo ko pradėti. Ar nuo to žmogaus, kuris sukūrė tą portretą, ar jau nuo žmogaus, kuris buvo, kaip čia, variklis tam portretui sukurti. Tai jum pačiam, kuris personažas
yra toks ryškiausias, o gal labiausiai intriguojantis jūsų akimis? Aha, jo. Ieva, dar vienas dalykas ir tada prie tavo romano, gerai? Aš dar Gerai. vieną dalyką labai svarbų užmiršau pasakyti apie apie 19 amžių ir tą estetizmą. Tai dar labai svarbus dalykas buvo žalia, nežinau kodėl, bet nu, aš turiu šitą dalyką pasakyti. Buvo žalia spalva. Buvo žalia spalva. Čia ta samaninė, ta tokia prabangi, ar čia žalia ta... Maragdinė, jo. Ai, aha, jo, jo. Nes žalia spalva, suprantat, ir interjerai buvo puošiami ir viskas. Tuo metu tai buvo estetizmo irgi va, toks žalia spalva kaip idealas, nes jinai ir tokia ir paslaptinga labai, enigmatinė spalva, nes mes žinom, kad tas estetizmo menas labai daug kalba apie mirtį, pavyzdžiui, ne? Taip, taip. Nes mirtis kaip irgi toks traukos objektas, ne? Kur jinai paslaptinga traukianti. Ir mes žinom, kad arsenas, vienas nuodingiausių metalų, irgi yra tokios žalios smaragdinės spalvos. Tai va, kalbant apie Oskarą Vaildą, jis buvo visą laiką įsisegęs tokį kaip pasakyti, narcizą. Mhm. Narcizą. Ar ne narcizą, palaukit. Jėzus, užkrito tos gėlės pavadinimas. Bet čia mes kalbam apie segę, ne? Kažką... Gvazdika, va, gvazdika. Buvo Aha, įsisegęs žalią gvazdiką. taip. Jo, gamtoj žalių gvazdikų nėra. Nebent tu esi rašytojas ir gali parašyti, kad yra. Jo, Tai va, yra va, magija. būtent. Tai, Tai tai va, tai vadinama žalias magija. gvazdikas buvo Taip. kaip, jo, to laikmečios, nu, sakykim taip, paskui jisai tapo žalias gvazdikas ir kaip homoseksualumo simbolis, bet čia, va, Mhm. sakau, tą pradėjo tradiciją būtent Oskaras Vaildas. Jo. Prašau. Tai va, gerai, Tai Ieva, atsiprašau už tokį ne, ekskursą. viskas gerai, tai Dabar labai grįžtam ačiū, prie kad jūsų pasakėt dabar. klausimo, jo. Jo. Čia be jūsų mes tiek aspektų nežinotume ir kur jie dabar keliauja. Ir kaip, ir šiaip, bet kai kalbėjot, dar prieš tai labai įdomu buvo išgirsti, kaip keitėsi ir kaip žmonės manė, kad vat, grožis čia išgelbės visą kitą. Ir aš pagalvoju, vat, jeigu tie žmonės prisikeltų dabar, kai viską daro dirbtinis intelektas, Jo, tai jo, jo, jo. jų mintis, man atrodo, apsiverktų ir sakytų, gal mes grįžtam po savo žemelę ir savo ramiai su tom kitom mintim būnam. Nes, nu, kai pagalvoji dabar, tai iš viso kuria tą grožį net nebe žmogus. Tai dar Taip. liūdniau kažkuria prasme. Dar liūdniau, bet jie, va, žiūrėkit, tie žmonės irgi, estetizmas tai nebuvo daugumo žmonių pasaulėvaizdis. Tai buvo irgi žmonės, kurie norėjo mesti iššūkį tai, kaip sakiau, pragmatiniai visuomeniai. Nes tuo metu gi industrializacija vyko ir labai vyko didžiuliai tokie Ta ir moksliniai buitis atradimai. visuomenė, jo. Ja, tai jie, jeigu atsidurtų šitoje visuomenėje, jie irgi norėtų pabėgti į meno pasaulį, pamatę, kas čia dabar darosi. Ta prasme, man atrodo, kad čia toks yra amžina problema, ne? Kad, kaip Byronas sakė, jeigu esamas pasaulis tave apvylė, tai susikurk pasaulį savyje. Tai sakyčiau, čia vat, jie tiesiog, nu, jiem beliktų vėl bėgti tą meno pasaulį, nes Jeigu tarp mūsų žiūrovų yra tokių žmonių, kurie nori bėgti į meno pasaulį, nors trumpam prašau paimti ir mane, tikrai galite parašyti, būtų malonu. Nes labai liūdna, kad, nu, nežinau, Ieva, visi jūs mes... kaip menininkė puikiai, man atrodo, suprantat tos žmonės. Taip, nes, nu, liūdna, kad tiesiog tai yra tiek įdedama darbo kažkuria prasme, aš Taip, dabar nekalbu ten, na, kur išprotėjai ir visa kita, bet ir kai viską pakeičia porą mygtukų kompiuterio, darosi liūdna. jo, Gerai, bet mes pagaliau su Ružu po valandos laiko, kai kalbėjom apie Oskarą, pabandykim pačiupinėti tą romaną, pabandykim. jo, Ir Ruzai sugrįžkime, trys vyrai, ar ne? Vis tiek pagrindiniai personažai, trys jo. vyrai. Jūs klausėt, kuris man labiausiai patinka. Taip, Aš turiu nes man taip atsakymą. įdomu, aš čia jau spirgu, aš jau nežinau, nuo pat pradžių, man taip įdomu. Tai vad man iš jūsų trumpą galit padaryti įvadą. Į Jo, ką mes padarom kalbam. įvadą į Jo, romaną, jo. Ir tada aš pasakysiu, kuris veikėjas man labiausiai patinka, bet gerai. taip, nu, romanas prasideda iš esmės epizodų, kai Lordas Henris svečiuojasi pas
tapytoją Bezilą. Mhm. Ir Bezilas jau demonstruoja kažkokius štrikus savo paveikslo, kuris tapo jaunuoliu labai gražų. Ir Lordas Gendis sako, kas tas jaunuolis, man įdomu sužinot. Nu va, ir tas jaunuolis pasirodo, kaip tik netikėtai pas juos, sako, vat šitas jaunuolis, kuris man pozuoja. Tas menininkas jį tiesiog garbina tą jaunuolį, nes, nu, tokio gražaus modelio jis niekur nėra matęs ir jį tiesiog įkvėpė tą menininką ir jo kūrybą. Ir Lordas Henris užmesga pokalbį su tuo jaunuoliu irgi. E, bet ir tas to jaunuolio vardas, kaip jau aišku, ne, Dorianas. Ir vat Lordas Henris, kas baisiausia, įkūnija tokį, žinot, kaip Fausto, kaip Gėtės Fauste velnę, kuris Mhm. vat, sugundo tą jaunuolį ir pradeda jam kalbėti tokius dalykus, kurie galiausiai jį nuves ten, kur nuves. Mes dar pakalbėsim, kur tą jaunuolį nuves. Tai va, tai Lordas Henris sako, kad jaunystė yra pats svarbiausias dalykas gyvenime ir tu turi ją naudotis. Kaip Lordas Henris sakė, kai tu jaunas, pergalės pas tave ateina. Kai tu nebejaunas, tu dėl pergalių turi kovoti. Tai va, Mhm. Mhm. tai kitaip sakant, jo, tai ir sako, tu turi išbandyti gyvenimą, kitaip sakant, tu turi išnaudoti tą gyvenimą pilnumoj. Ir Dorianą sukrečia tie jo žodžiai, kažkaip viskas apsiverčia jame, jis pamato tą tikrovę visai kitom akim. Mhm. Ir bet nu, menininkas baigė tapyti tą jo portretą. Portretas gaunasi tiesiog fantastinis. Menininkas sako, kad Lordas Henris nori jį nusipirkti. Bezilas sako, aš tau jo neparduosiu. Aš jį padovanosiu Dorianui. Ir aš jam ir niekur neeksponuosiu, nes grožis toks, nu, tiesiog dieviškas, kad jo negalima rodyti kitiems. Taip. Nužiūrės piktos akis. Nužiūrės piktos akis, Taip. sako, tai yra dovana, aš rėminsiu ir atsiųsiu, vat, būtent supakuotą Dorianui. Nu va, ir taip ir įvyksta, žodžiu. Nu, jis atsiunčia tą portretą Dorianui, o Dorianas tuo metu pradeda netikėtai užeina į tokį spektaklį, kur vaidina tokia aktorė Sibilė Vein. Mhm. Mergina tokia paprasta, spektaklis, tiksliau, paprastas teatras, mergina gal nepaprasta, bet iš paprastos šeimos, labai graži mergina ir Dorianas ją susižavi labai. Ir Pasibeldžia meilė. taip, jis ją įsimyli Taip. ir jis pakviečia Lordą Henry ir, Man tas lordas, nu dar, jeigu jūs paskui Rūžai pasakysit, kad jums tai patiko, aš apsiverksiu. Nu, nu. ir Taip. Bezilą, ir menininką Mhm. į tą spektaklį. Jau jis bendrauja su ta mergina užkulsiuose tiksliau po spektaklių, praeitų spektaklių. Nu ir jie visi atvyksta tryse ir mes ten turime tam romane netgi recenziją viduje, recenzijos žanrą, kai Henris ten pradeda analizuoti ir sako, kad mergina vaidina tragiškai, žodžiu, ir Bezilas sako, vaidina tragiškai, ir kad reikia mums išeiti iš to spektaklio. Ir beje, pats Dorianas irgi mato, kad ta mergina tą dieną kažkodėl vaidina tragiškai. Ir Lordas Henris su Bezilu išvyksta ten anksčiau, o po spektaklio Dorianas ateina į užkulisius ir tai vargšiai merginai iškelia sceną, o mergina jau būna su juo susižadėjusi
jau jinai pasakius ir mamai, ir savo broliui, brolis labai prieštarauja tam, mama irgi nenori sutikti, bet, nu, bet Meilė yra meilė. taip, Mhm. meilė yra meilė, pas mane atvyko gražusis princas ir aš viską dėl jo padarysiu ir jinai sako, aš nebesistengiu vaidinti, aš tik apie tave jau galvoju ir visa kita, o Dorianas sako, tu mane absoliučiai nuvylėjai, aš tau nebejaučiu jokių jausmų. Jis sako, ką tu juokauji, tu rimtai kalbi. Taip sako. Ir aš viskas, aš tave palieku. Ir ta mergina susmunka ant žemės, pradeda maldauti, kad aš pradėsiu gerai vaidinti, tu tik pasilik, aš jau, nu, įsimylėjus tave esu beprotiškai. Tai va, tai pasirodo, Dorianas myli ne merginą, myli jos vaidmenis. Myli, kitaip sakant, ne ją, o myli jos pasirodymus, ane? Ir Vėl tą grožį, kurį sukuria rūbai, makiažai ir jo, talentas. myli tas Šekspyro dramas, Taip. kur jinai įkūnija, ne, tam tikrus personažus tose dramose. Tai va, ir, nu, ir jis parvyksta namo, mergina palieka sukniubusi ant žemės ir pasižiūri tą paveikslą, kad jis kažkiek pasikeitęs. Pasižiūri į veidrodį, vėl pasižiūri į paveikslą, kad pasikeitė kažkokie bruožai to paveikslo. Nors jis dar, tam menininkui sakė, kaip būtų gerai, kad paveikslas sentų, o aš likčiau toks pat. O. O čia, Atsargiai su troškimais. o Mhm. čia vyksta lyg ir viskas atvirkščiai ir jis jau nebelabai patenkintas, kad tai vyksta atvirkščiai, nes, nu, paveikslas keičiasi, o vat jisai lyg ir veidrodė toks, koks buvo, toks ir yra. Tai va, o kitą rytą jisai sužino, kad ta mergina nusižudė. Išgėrė, išgėrė, beje, Henris atsiuntė laikraštį su apibriešta, kaip sakant, žinute, kad mergina nusižudė, išgėrusi kažkokį tai grimo, kažkokią Jo, jo. Mhm. substanciją naudojama grimui. Tai va, bet kažkaip tai Dorianas per daug labai nepergyvena, jis net į tai pasižiūri kaip į kažkokią tai gražios dramos finalą. Kad, vat, kaip graži, kokia graži mirtis, ta prasme, jis tiesiog išgyvena tai kaip Mhm. spektaklį dar vieną. Moteris dėl jo gali numirti. Jo, Mhm. ir netgi tai gražu, ir netgi O, tai jam taip. teikia pasitenkinimą. Jo, O. jis iš pradžių, kai šokas praeina, iš pradžių jis šokiruotas, bet paskui jis netgi, kaip sakau, pasižiūri tai kaip į, jo, kaip į meno kūrinį. Taip. Kad Taip. nebeatskiria gyvenimo nuo meno kūrinio, nu, grynas estetas. Tai va, tai kaip sakau, šitas romanas yra estetinis romanas, ane, ir jisai atkartoja tą mano jau minėtą Jorio Karlo Huismano romaną atvirkščiai. Ir jo, ir kitaip sakant, nu ir toliau Dorianas Grėjus gyvena savo gyvenimą ir pradeda gyventi taip, kaip jį mokė Nu, e, tas velnias vaikščiojantis. Lordas Henris. Lordas. Nu, fu, Kur, negaliu, nervuojas mane, žinai. Lordas Henris, kuris iš esmės tiesiog veikia hipnotizuojančiai ne tik tai Dorianą Grėjų, bet su juo visi nori bendrauti, nes jisai labai moka bendrauti, bet jis pats, ką kalba, jis pats netiki, ką jis kalba, bet jis daro didžiulį įtaką žmonėms, nes jisai ten buvo toks epizodas, kur kažkas prie stalo paklausė, Lorde Henry, sako, jūs tikrai tikite tuo, ką kalbate, prieš pietus ką kalbėjote, o ką aš kalbėjau, sako, prieš pietus. Taip. Žmogus, kai Ar aš nieko labai blogai nesakoma, kalbėjau, sako, jūs labai blogai kalbėjot, bet, nu, sako, mums labai įdomu toliau išgirst, ką jūs ten mano tą temą. Sako, nu gerai, sako, aš galėsiu pakalbėti, bet, sako, aš nebeatsimenu, ką aš ten kalbėjau, žodžiu. nes Tai, lordas niekada nemeluotų, o kai žmonės nemeluoja, nieko galvoja ir nenešioja. jo, Toks jis. bet jis pasižymė įspūdingais aforizmais tenai ir paradoksais ten
pasisakymais. Ten yra epizodas, kuris atvyksta pas savo dėdę, nes norėdamas daugiau sužinoti apie Dorianą. Ir dėdė sako, Henris sako, kodėl taip anksti pas mane, taigi dendis, nu, tai tu turėtum mėgoti iki 2 dienos, tik tai 5 vakaro iškišt koją iš namų, žodžiu, ką tu čia veiki. Ne. O jis sako, dėdė sako, aš atvykau tik tyriausių giminiškų jausmų vedamas pas jūs. Tai pinigų norėsi, ne? Sakau, tai kitaip sakant, jo. Nu ir ten dar vienas epizodas, kuris man irgi labai patiko, kai Henrio paklausė, ten viena hercogienė paklausė, Henri, kokių svečių norėtumėt, kad kompanija palaikytų. Sako, mes pakviesim, ką jūs tik panorėsit. Ir Henris sako, norėčiau, kad pakviestumėt vyrus su gera ateitim ir moteris su gera praeitim. Tai va, tai žodžiu, visiškas meistras. Jo, Tai ar aš jaučiu kažkokią simpatiją, kad jūs lai sakysit, kad Lord, čia yra jūs tas jo, personažas? jūs Ieva dabar manęs nekesit, bet Lordas Henris yra absoliučiai fantastinis personažas, aš negaliu, aš jį myliu. Tai va, Nu, tai jeigu būtų gyvas žmogus dabar, jisai būtų sektantas. Jis turėtų visas bet ką pasaulio galėtų padaryti? kiečiausias sektas. Nu, čia, Absoliučiai. aš nežinau. Tai nebūtinai sekta, bet jis tiesiog galėtų būti, jo, bet ir, jo. Galėtų, Ir arba galėtų sektos būti lyderis tame politikas. tarpe, jo. Taip, Jo, taip. bet jis ir Viskas įkūnija, Lordas Henris ir aišku. įkūnija tipišką estetą. Estetas iš tikrųjų netiki jokiomis tiesomis, tame tarpe ir mokslinėmis, nes mokslinės tiesos kodėl? Beje, Dorianas irgi netiki tokiomis tiesomis. Dorianas Grėjus, kaip ir Oskaras Valdas, ne, kuris parašė Dorianą Grėjų, buvo relativistas. Tai yra, kodėl? Todėl, kad mokslinės tiesos tai yra visuotinai priimtinos tiesos. Reiškia, tai yra minių tiesos. O ką mėgsta minia, tas yra atgrasu menininkui. Tai yra banalios Taip, tiesos. taip, taip. Menininkas domisi individualiom tiesom. Grožis yra unikalus, individualus. Jis nepriklauso miniai. Miniai priklauso formulės matematinės. taip. Taip. Ir dėl to menas yra individualus. Beje, Oskaro Vaildo mokytojas Walteris Peiteris buvo didelis platonistas, jis ir knygą apie Platoną yra parašęs. Tai Mm, aš sakyčiau, kad tai irgi turėjo didelę įtaką būtent platoniško grožio idealas. Platoniškas grožis tai yra toks idealus grožis, kuris nežemiškas yra iš esmės. mm. Dėl to ir tą portretą menininkas niekam nenori rodyti, nes jisai yra, jo, kaip jūs ir sakėte, jis nenori kad jį matytų akis paprastų žmonių, kurios tą meną subanalina. Nu, bet ar galima aš vis laik pravardžiuodavau baziliku, man taip lengviau tiesiog, nes šiaip baziliką mėgstu kaip, Ja, kaip Dievas, prieskonį. ja. Bet aš turiu minį, ar galima pykti ant jo kaip dailininko, kad jis rodo, nu, kad žmogus yra toks, koks jis yra ir nesikeičia ir jam niekas nedaro įtakos. Aš palaikau kitą pusę, aš šiaip labai džiaugiuosi, kad jums Ne, tai Lordas Bezilas patinka. yra labai moralus, bet būtent Taip, Lordas Henris moralę atmeta, nes moralė yra miesčioniška, yra praktiška, bet po tą moralę, žinot, visadagi slypi, nu kas, po moralę slypi irgi tam tikri nemoralūs dalykai, ne? taip. Sakykime, ta moralė yra tik tai kaukė ką Oskaras Valdas rodo ir kas patiko vat, būtent Sovietų Rusijai, kodėl jis buvo publikuotas, todėl kad jis rodo, kad tie visi, sakykime taip, neva moralūs, kurie apkalbinėja tą patį Dorianą ir kitus, ne, jiegi rūpinasi savo reputaciją ir ta moralė yra labiau reputacinė kaukė, o ne tikroji moralė. Tai vat. taip. Ta beje labai gerai parodo Vaildas Doriano Grėjaus portrete, kur Dorianas Grėjus, žiūrėkit, jis irgi, kai jis jau mato, kad tas paveikslas vis baisėja ir jisai supranta, kad čia yra
nes jis dar iškelia tokį klausimą, ar po to, kai mergina nusižudė, jau jisai pabaisėjo, nes jis tik ryte sužinojo. Jo, jo, Ar jo. jau tas paveikslas jau žinojo tą, Taip, ir kitaip taip. sakant, ir jisai persikūnijo jau anksčiau, kai jis padarė tą nuodėmę, ne? Tai va, tai kitaip sakant, paveikslas rodo tikrąjį aš. Čia vat Taip. meno ir gyvenimo santykis. Kas pirmiau, menas ar gyvenimas, čia yra didžiulė tema, ne? Ir estetai, aišku, sakė, kad menas pirmiau. Net jie teigia, kad, pavyzdžiui, menas mums atveria įvairias perspektyvas, kurių mes nematytumėm. Pavyzdžiui, nieks anksčiau nepastebėdavo ūkų ar rūko, bet jį parodė impresionistai ir tada, Londonas skendi ūkose, iki tol nieks jų nematė, tų ūkų. Ta prasme, nieks Aha, netkreipdavo dėmesį, menas taip. atkreipė dėmesį. Arba nieks nematė, kad gamta yra graži, gamta yra šlikšti, purvas, moskitai. Taip. Bet, vat, atėjo Ruso, atėjo romantikai, kurie parodė gamtos grožį ir visi, mes, kitaip sakant, per meno prizmę pamatom pasaulį ir tada pasaulis pasirodo visai kitaip. Tai va, tai kitaip sakant, menas eina pirmiau ir menas atveria mums perspektyvas į pasaulį. Tai va čia labai svarbus tas dalykas. Ir va Dorianos Girėjaus portretas yra būtent tas portretas ir yra atspindys tikrojo, ane? Jisai atspindi tikrąjį mūsų aš, o ne aš kaip toks, nes Dorianas taip ir lieka jaunas, nors jis Jo, degraduoja dvasiškai. taip, taip. Menas rodo jo vidinį pasaulį, kitaip sakant, jo sielą rodo tas portretas. Ir jį galiausiai ten, kai jis pradeda jau kolekcionuoti įvairius, kaip ir, nu, Lordas Henris patarė kolekcionuoti įvairius pojūčius, nes reikia gyventi malonumais, reikia gydyti sielą pojūčiais, kaip Taip, Henris sakė. Tai jis ir taip. bando gydyti sielą pojūčiais, bet gaunasi taip, kad jį estetizmas ir sunaikina. Tai taip. Aš Jo, tai mane ir nervintas lordas, kad jeigu jisai būtų pats, nu, savo gyvenimą gyvenęs taip, kaip jis kalba, okei, vaikinuks, važiuojam. Bet kam jauną žmogų įtikinti, nes paskui, nu, pats Dorianas, aš nenoriu daug atskleisti irgi taip, nu, taip, taip, taipogi taip, taip, taip. nepasakytų. Jis net ir tą dailininką, nu, mes žinom, kaip baigėsi ir tam dailininkui, ir paskui pačiam, nu, kam žaisti per jauną, naivų vaikiną, kuris viską, ką turi, yra toks, nu, nežinau, Jo, narcizas. nu, Nu, toks, jo, aš jo. gražus, turiu įtakos, visiems patinku, bet, nu, O žinot va dėl to aš kodėl? lordo nemėgstu. Nu, nu, nu. Jo. Ne, tai aš jo nesakau, kad aš jį mėgstu, aš jo Nu, žaviuosi. nu. Bet Nu aš jo taip, bet žaviuosi, kaip, žinot, kaip tigrų, kuris uždarytas narve, jis labai gražus. Bet taip, jį galim taip, prie jo bet, arti bet nuo jo prieiti. Aš jį kenčia. žaviuosi kaip tigrų, kuris uždarytas, suprantat? Taip. Tai va ta prasme aš žaviuosi. Dabar kodėl jisai tą Dorianą Grėjų įstūmė į tokią, sakykime, degradaciją. Todėl, kad jisai mm, čia viena. Henris irgi taip gyvena. Henris irgi kolekcionuoja malonumus, tik tai jisai daug gudresnis už Dorianą. Ir jam malonu daryti įtaką kitam. Ir darydamas įtaką, jis jaučiasi labai galingas ir Taip. išgyvena malonumą. Tai va, dėl to jisai daro. O Dorianas irgi kolekcionuodamas tuos malonumus, galiausiai pradeda suprast, kad jis degraduoja. Ir tuo metu degraduoja ir jo paveikslas, jis nebegali jį žiūrėti jau. Ane? Nu, jis nužudo tą Bezilą, dar va čia dar vieną, kai parodo jam tą paveikslą, atskleidžia tą paslaptį, ne? Ir jis supranta, kad ir jis jau pats Henriui ten pabaigoje romano sako, aš dabar noriu būti geras. Ir jis tikisi, kad tas paveikslas pradės gražėti. Mhm. Bet Norėt. problema, į kurią patenka e, Dorianas, kad aš dabar pabūsiu geras, bet ne dėl to, kad geras iš esmės, o dėl to, kad tai būtų tik tai dar vienas pojūtis man. Vat įdomu pabūti geru. Ir dėl to aš negaliu iš tikrųjų pabūti geras. Ir dėl to jis toliau degraduoja. Ir tas buvimas būt geru tik dar labiau sugadina tą paveikslą.
Taip. Jis galvoja, kad jis jį pataisys, bet jis jau patekęs į tą užburtą, jis patekęs į malonumų kolekcionavimo ratą. Ane? Beje, tas romanas yra ne tik estetinis, bet dar ten yra ir kaip kataloginis romanas, kur katalogizuojama daug dalykų. Pavyzdžiui, Dorianas Grėjusgi pradeda nuo tokių estetinių malonumų, jis tik paskui perina prie ten opimo, rūkimo ir taip toliau, jau ten gale jau romano. Tai jis pradeda gi nuo muzikos instrumentų kolekcionavimo. Ir ten detaliai aprašomi visi tie muzikos instrumentai, kurie atkeliavę ten iš Lotynų Amerikos ir iš kitų šalių, ane? Paskui iš ten kolekcionuoja audeklus įvairius ir taip toliau ir panašiai. Ir jie visi aprašomi tam romane labai spūdingai. Tai va, tai čia Nu, dar. pradžioj tu ten labai stipriai ant jo negali pykti, labai atsiprašau, kad jūs pertraukiau, nes, nu, vat Mhm. ką jūs ir kalbat, atrodo, kad žmogus tiesiog mėgsta, nu, kaip ir mes žmonės, nu, tikrai pagundai atsispirti yra labai sunku. Dar jeigu Taip. tave, ten net kalba labai daug apie tas pagundas, kad, nu, jeigu tave žavi instrumentai, tai fainai, kad tu keliauji po visą pasaulį ir atsiveži po instrumentą, kas čia blogo, nu, kaip Jo, pagalvoji, nu, tik tai tiek, nieko kad blogo. jisai vat nuo tų pereina paskui jau prie kūniškų malonumų, nes jis nori. Aišku, ne. Jo, jo. Nes dargi dėdė Lordas ateina. Ne, ne, ne. Jo, Lordas beje labai gerai ten gale jisai pasako tokią labai mintį svarbę, kad aš ėjau gatvė ir išgirdau kažkokį tai apšiūrusį pamokslininką, kuris šaukė, kad jeigu tu e, surinksi visą pasaulį savyje, tu prarasi sielą. Tai čia tas ir įvyksta su Dorianu. Jisai surinko visą pasaulį, sukolekcionavo visus malonumus, visus pojūčius, bet prarado sielą. Nes galiausiai jis nori sunaikinti tą paveikslą, puola tą paveikslą ir nužudo iš tikrųjų, nesunaikina to paveikslo, nužudo save. Jo, tai va. Jo, tai kitaip sakant, tai čia yra, mes matom, kaip sakiau, žanrų tokį mišinį, tai yra ir estetinis romanas, yra ir recenzija, kai ta aktorė yra, kaip sakant, recenzuojama jos pasirodymas, ane? Tai yra ir filosofinis romanas, kur aprašoma hedonizmo filosofija. Taip, Jo, mano nuomonė. jo, Taip. taip, taip. Ir tai yra, aš sakyčiau, prieš estetizmo principus einantis romanas, nes jis yra ir didaktinis. Jis pamokantis yra. Jis pamoko, kad jeigu tu kolekcionuosi malonumus, tavo siela galiausiai degraduos. Ar gali būti, kad pats Oskaras šiek tiek, kaip čia panaudojo galbūt tai, ką jis pats išgyveno per savo gyvenimą toje knygoje, nes kvepia. Nu, vat, aš labai džiaugiuosi, mes prieš tai valandą laiko iš esmės kalbėjome apie jos mini gyvenimą, nes dabar šiek tiek Ja, kvepia, nes jo knyga labai koreliuoja su jo realiu gyvenimu. Nu, ta prasme, jis mirė, niekam nežinomas, nekenčiamas, trijų žmonių palaidotas. Va, jo, nu, taip, tik tai, kai jis pripažinęs rašė, faktą. dar jis buvo Taip, o buvo. aukštumoj, bet Jo, jo, jis nuspėjo savo ateitį realiai. wow. Jis nuspėjo savo ateitį iš to romano, šitas romanas labai pranašingas iš tikrųjų ir jisai matot jis labai, kaip ir Dorianas Grėjus, jisgi pats įsigando, kad jisai pradėjo, prie ko jisai prisiliečia, tas virsta, kaip sakant, pelenais arba virsta nelaimėmis, su juo žmonės nebenori bendrauti, ne? Nes visi žmonės, kurie būna jo draugai, išskyrus Henry, visi degraduoja, ne? Ar nusižudo, ar kaip sakau, jo, ar kitaip sakant, ar vyksta kitos nelaimės, ne? Bet ir visi jo šalinasi realiai. Ne? Tai va, taip įvyko beje su pačiu, kaip jūs ir sakėte, ne su pačiu Nes jūs Oskaru dabar Vaildu. Jo, kalbat, jis kalbat ir šalinasi. viskas dedasi, taip į tokius susideda į iš taškelį, Ja. tokią gražią dėlionę. O dar ar tiesa, kad pats romanas buvo, nu kaip čia, nelabai gal patiko
Anglijos nu, žmonėm, kurie ten pirmi pažiūrėjo jį ir ten kažkokia drama. Aš net užsirašius, kad jisai pats turėjo koreguoti ir pridėti dar porą skyrių. Ar čia iš vis yra tiesa, kad tas pradinis romanas gal net... Jo, jisai buvo kaltinamas nemoralumu, nes jo, jis buvo kaltinamas tuo. Ko? Bet iš esmės jis buvo pakankamai gerai priimtas, ne? Jis buvo gerai priimtas. Nepyko Mm, ten, kaip čia ne, žinokit, nuomonė, kad... Oskaras Vaildas, nu matot, tengi nieko kaip ir tokio nėra, ten kaip tik apie žmogaus degradaciją ir apie tai, kad žmonės tuo metu, kai skaitė jį, ten negalėjo dešifruoti, sakykime taip, jo seksualinės orientacijos, jis niekur jos, kaip sakant, ten ir neparodo labai, bet turiu meni, kad juk ten romanas apie, iš esmės, apie žmogaus, kuris kolekcionuoja malonumus degradaciją, ane? Tai kaip ir nieko tame nėra ir kaip tik, kaip sakau, tas romanas netgi didaktinis toks yra iš vienos pusės, ne? Bet aišku, jeigu dabar jau mes žinodami, ne, daug dalykų, mes visai kitaip žiūrim į šitą romaną ir matom ten tam tikrus įvaizdžius, čia jau mūsų, kaip sakant, tos linzės, mūsų laikmečio linzės, kurios jau formuoja mūsų optiką. Bet iš esmės tas romanas, aš sakyčiau, yra daugiau negu tik tai biografinis, ne? Ta prasme, nu, daug daugiau negu biografinis, ne? Taip, taip. Bet atspindžių be abejonės rašytojas negali, kitaip sakant, atsiriboti nuo savo gyvenimo visiškai, ne? Jis jo, tik tai aš sakyčiau, kad skaitydamas šitą romaną, tu iš tikrųjų sunkiai sužinosi tikrasias Oskaro Vaildo pažiūras, nes jos yra išsakomos, aš sakyčiau, labiau per Lordą Henrį negu per Dorianą Grėjų. Mes jau Turiu visi omeny. supratom, kad Mantautui Lordas yra Ne, Lordas Henris, aš protingas sakyčiau, žmogus. ne, Lordas Henris yra labai protingas ir labai Taip. klastingas žmogus ir labai pavojingas žmogus. Jo, ir bet jis. Viskas gerai, man tai aš nepykstu ant jūsų, aš Ne, 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 tiesiog ne, tai noriu. Ieva. Bet ką aš noriu Bet pasakyti, aš kad girdžiu, ką jūs sakote, Lordas taip, Henris taip. išsako va, tas estetizmo principus iš tikrųjų. Jo. Nes estetizmas iš tikrųjų yra būtent antimoralizmas. Antimoralizmas, ane? Ir antiscientizmas. Tai yra, ane? Tai yra malonumai, tai yra hedonizmas, tai yra perspektyvizmas, tai yra, kad daug požiūrių į pasaulį, kad žmogus net ir ten tam romane rašoma, ne vienalytė asmenybė, ne? Ten jau Vaildas matosi, kad įdėsto estetizmo pažiūros. Neatsitiktinai, kaip sakau, Walteris Peiteris jam padarė įtaką. Iš esmės ten ir Walterio Peiterio galima išvelgti tam tikrų pažiūrų atspindžių. Tai va, apie grožį tenai, ne? Apie meną. Tengi dėstomas, kaip sakau, ir tokios ir meninės teorijos. Tai va, ne tik filosofinis romanas, tai va, ten yra tokia žanrų sankaupa, jo, bet ten yra, suprantat, kai kuriuose Henrio, ta prasme, Oskaro Vaildo romanuose tos tiesos nėra išbaigtos. Šitam romane mes matom pakankamai išbaigtas tiesas, ne? Nu, turiu omeny tas pačias relativizmo tiesas, jos yra išbaigtos, ne? Jos yra parodytos, ne? Ir taip toliau. Jo, bet, nu, yra aišku, kaip sakau, ta visuomenė Anglijos parodoma irgi. Suprantat, dar vienas įdomus momentas, kad tas romanas yra estetinis, tai kad mes praktiškai jame nematome atvirų erdvių. Mhm. Ten praktiškai viskas vyksta viduje. Taip. Ten būna keletą atvejų, kur tenai Dorianas keliauja per East-Endą tenai, Jo. tada darbininkų rajoną ir ten tas Londono purvas parodomas, ane? Žmonių ten tos minios ir su tokiu atgrasumu tai aprašoma. Mhm. Bet paskui patenkama į interjerą
Ir vėl, ne, viskas gražu. Tokį, tokį. Jo. Taip, 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 taip. taip, taip. Kitaip sakant, čia dar polemika su tuo meto prancūzų rašytojais, kurie mėgo prašyti tokią prastuomenę, skurdą, tai Zola, ne, tas pats Balzakas, maybe, maybe, Taip. bet būtent jo dominuoja toks hermetinis interjerų pasaulis, ne, su gražiais daiktais, ne, muzika, meno kūriniais ir taip toliau ir panašiai. Tai va, čia va, dar tas momentas labai svarbus, kad va, vėl bėgimas į tą meno pasaulį, ne, bėgimas nuo to bjauraus pasaulio tikrovės, ne, į meno pasaulį. Tai va, tai čia jo. Čia yra Oskaro Valdo pažiūros. Ne? Šitam romane, kaip sakant, atsispindi Oskaro Valdo pažiūros. Tik kaip mąstytojas Oskaras Valdas nebuvo labai stiprus, turime. Jis kaip rašytojas buvo labai stiprus, ne? Bet kaip mąstytojas iki jo jau viską buvo pasakę jo tas pats Walteris Pateris, ne? Tai va, čia jau tik tai jo teorijos atspindžiai. Bet kas Bet yra įdomiausia, labai, gal ja, pliusas, nu jau kai skaitai būtent šį romaną, kad labai lengvai skaitosi. Jokių tai, metaforų, jokių labai sunkių žodžių, kuriuos reikėtų tai, googlinti, ieškoti žodynuose. Viskas labai vaizdiškai, labai net puikiai vaizduotės, jeigu skaitosi. lakios neturi, tai pilnai matai tą kambarį ir kur ten, kaip tas paveikslas Taip. atrodo, nuo rėmo iki Taip, taip, taip. spalvų. Ir netgi tie interjerai ten neapkraunami, aprašymai jų neapkraunami. Taip. Ten yra dar mėgamaisis pačia ta vadinama table talk, čia irgi vienas iš estetizmo bruožų, kad kalba neturi kalbėti apie tiesą, kalba turi būti įdomi, kalba turi būti rafinuota, todėl daug paradoksų, daug aforizmų, vat kaip Lordas Henris, jisai kalba paradoksais, aforizmais, jo tiesa nedomina. Ir užtat labai malonu skaityti, kai kalba Lordas Henris, atkreipkite dėmesį, ne? Dorianas Grėjus yra pakankamai nuobodus kalbėtojas, jeigu atvirai. Ten jis labai mažai kalba, realiai. Ne, jis labiau veikia, jisai Jis labiau bando jūsų veikia ir jis lordo labiau mintis klauso. Taip. Jo, jis įveiklinti. labiau veikia, jis labiau klauso. Jisgi ten netgi hercogeniai kažkokiai sako, kad Lordas Henris visada kalba tiesą. Aš jo Mhm. klausau. Nes sako, ar jūs Taip, pritarėt, ką sakė Henris? Taip, pritariu. taip. Taip, pritariu. Daug. Nėra ko pridėti daugiau, ne ką pasakė Henris. Tai va, tai e, ir užtat, kaip sakau, Henrio asmenyje, ir užtat sunku pasakyti, kur čia tas pagrindinis veikėjas, kurį myli, kurį myli Oskaras Valdas. Iš tikrųjų, ir Oskaras Valdas vaizduoja tokius veikėjus, kurių neįmanoma nei mylėti, nei nemylėti. Jie nėra nei geri, nei blogi. Tai yra, kaip Nyčia pasakytų, anapus blogio ir gėrio. Jo. Visi veikėjai iš esmės yra anapus blogio ir gėrio. Čia mes neturim gėrio ir blogio kovos, nes tai būtų jau moralistinis romanas. Čia nėra moralistinis romanas, čia yra estetinis romanas. Taip, taip. Bet tikrai kiekvienas žmogus gali šiek tiek atrasti savęs pilnai. Tik tai Absoliučiai. reikėtų gal skaityti, kai esi šiek tiek, nu nežinau, mokykloje mes skaitėm kaip fantastinę knygą. Nu, Jo. pilnai. Aš atsimenu, kuo skiriasi nuo to pačio Hario Poterio. Nu nieko, yra paveikslas, stebuklai, ten miršta, keičiasi, nu žodžiu. Jo, bet čia taip. Bet kai Čia reikia skaitai turėti vyresnis, omeny taip, turi. XIX amžiaus estetizmą, dekadansą ir va tas įtakingus pasaulėvaizdžius, kurie formavo Oscarą Wildą ir čia iš esmės jo, čia yra a, per tam tikrą, sakykime taip, stebuklinį pasakojimą pateikiama iš esmės aprašoma meno ir tikrovės santykis. Na, labai komplikuotas Taip, meno ir tikrovės santykis, kur menui yra teikiama pirmenybė, kaip aš sakau. Ne? Menas yra aukščiausia tikrovė, kaip Platonui yra idėjos aukščiausia tikrovė. Ne? taip, Tai taip, grožio idėja, ne, yra šiuo atveju aukščiausia tikrovė ir daiktai turi potencialą būti gražus.
ane? Daiktai turi potencialą būti gražus, bet to idealaus grožio praktiškai neįmanoma pasiekti siekiamybė. Užtat, kai Bezilas pasiekė tą idealų grožį, jis niekam nenori jo rodyti, ne? Nes jis pats tiesiog yra nustebęs, ne, ką jisai nutapė. Tai va, čia būtent apie platonišką grožį ir kalbama šitam romane, Va, tas kurio įdomu. reiktų siekti, bet tai yra tik siekiamybė, tai yra idealas. Taip, taip. Na, gal mes irgi kažkuria prasme linkime visiems žiūrovam, kurie paims tą knygą į rankas, atrasti ir savęs, ten galima atrasti, tik tai, kad gal labai Absoliučiai. stipriai nepradėti savęs dėl to smerkti, nu, nes mes visi žmonės, galbūt galima kaip nors atrasti tą balansą. Nu, vat, kaip mes kalbėjom, aš labai gerai atsimenu apie tai, kad žmonės labai mėgsta mąstyti juodą arba baltą, bet mes visi Taip, esam šiek tiek daugiau. Nu, turim tam taip. tikrų bruožų, bet narcistų būti nesveika ir lygiai tas pats nesveika tikėti tik lordais visokiais gyvenimo pagundom Taip. ir eit. Jis labai žavus, bet jis labai pavojingas. Tai kai skaitysite, nepersinkite jo idėjomis, nes jis gali jūs sužavėti, Oi, tikrai gali. bet, bet jo, jis labai yra pavojingas. Užtat silpnom sielam, kaip Šliogeris sakė, pavojinga skaityti Nyčę, tai šiuo atveju silpnom sielam pavojinga susižavėti Lordu Henriu, bet, bet žavėtis juo galima, turiu omeny, bet gal nesekti jo patarimais. Arba Taip, labai taip, rezervuotai žiūrėti jo patarimus. taip. Kad paskui nebūtų, neprasidėtų labai daug žmonių, kurie staiga "Ai, Tampa man Dorianais tai grėjais ir degraduoja jo. taip, pilnai prisiskaitę. Bet lygiai taip pat, va, mes kažkaip Rūžai dar nepaminėjom, nežinau, ar jūs pats matėt, yra ir filmas pastatytas visai neblogas, 2009, man atrodo, su Aš, tuo žinokit, jau pagrindiniu. bijau žiūrėti tuos filmus, nes aš dažniausiai nusiviliu tom ekranizacijom. Tai aš Ja. tikiu, nes jūs turit skonį. Bet žinokit, tas pastatymas, ten, gal dėl to, kad pagrindinis aktorius, nežinau, kaip dabar Mhm. susižiūrėtų, bet atsimenu, kai buvau šiek tiek jaunesnė, vaidina, žodžiu, iš Narnijos kronikos antros dalies toks princas, nu, tokiais juodais plaukais ir Mhm. visa kita. Labai gražiai perteikia tas mintis per veidrodį. Ir man atrodo, Aha. kad kai žmonės skaito, aš, pavyzdžiui, labai atsimenu visas scenas su veidrodžiais, kur ten Darianas pažiūri į save ir kalba su savim. Ir man atrodo, kiekviena moteris, oi, kiekviena mergina supras, gal jūs vyrai irgi, nežinau, kai ypač pasidažai ir tu save motivuoji, kad, nu, tu esi graži ne tik tada, kai esi pasidažius, tai man atrodo ir vyrai, gal, nežinau, kai jūs ten nusiskutat, sakot, kad ir su Mm. barzda, ir be barzdos gražus. Nu, žodžiu, ką bandau pasakyti, kad pokalbis per veidrodį man labai ryškiai įsiminė. Tai Aha. va tam filme irgi, jeigu jau yra žmonių, kurie, nu, negali imti knygos į rankas, krečia elektrą, nors mes literatūriniai mašinoje motivuojam Taip. paimti, bet vis Mes dėlto, motyvuojam, žinokit, tikrai nenusivilsit. taip, bet Ja. jeigu jau labai prastai, neblogas, nėra, kaip čia, Rūza gal nuviltų, bet šiaip, kai pastato pagal knygas, Tai va. ypač, nu, va, tas kultinės knygas, tai visai neblogai padaryta, aktorių trijulė labai gera, labai gražiai tas Mhm. lordas persiteikė, toksai skanus, bet ne per daug skanus, nu, įmanoma, Ja. įmanoma. Vat, sekmadienio vakarą, jeigu jau labai nori lovai gulėti, tai galima pažiūrėti, žodžiu, bet kokiu atveju. Rūzai, ačiū, mes pirmą kartą, man atrodo, sumušėm rekordą, kiek mes kalbam. O Pilnai. viešpatė rimtai, aš galvoju, mes tik pradėjom kalbėti. Gerai. Pilnai sumušėm. Aš jau man čia ir sutemos jau viskas, jau sekmadienis Jo, jau tamsyn, jau tas sutemas. laikas. Jo. Tai, bet man atrodo, čia būtų galima dar kalbėti ir kalbėti. Mes prieš tai su Mantautu, dar kol nepradėjome filmuoti, ką sakome, ir prieš tai kalbėjom. Ir tikrai yra labai įdomu sužinoti, Taip, kad daugelis rašytojų turi ir savo gyvenime tokio parako, kuris labai atsiveria jų parašytose kūriniuose. Ir jis taip. kaip Ir aš tik verta. noriu pasakyti, kad jo, kad šitas romanas, aš sakyčiau, yra, nu, nebejotina anglų literatūros klasika ir jį skaityti tikrai verta, net ir šiuolaikiniam žmogui. Ir, nu, ir tiesiog juo galima, vat, ką ir norėjo estetai, žavėtis pačiu menu, tiesiog žavėtis tais aforizmais, ne, tais paradoksais esančiais tame romane. Ir galima iš jo nieko nesimokyti, tiesiog jo žavėtis kaip nuostabių, gražių kūrinių. Ką ir, Taip. kaip sakau, ir siekia estetai. Tai va, tai visiems to Ir linkiu.
Ir nereikia nuspręsti nuo šiandien. Va, žinot, kai adventinis laikas, nuo šiandien aš būsiu geras. Nereikia, reikia Va, pabandyti. Ir, čia jo, irgi pamoka, nes čia pabūsiu geras, čia yra tas pats pojūčio kolekcionavimas, iš tikrųjų, jo, čia yra, čia tokia tas graži romanas pamoka. labai tą gerai parodo, ne, kad tu jau nebeišgelbėsi savo sielas, pabūdamas geras tik tai tam tikrą laiko tarpą. Jo, kai jau paveikslė ten tu senukas Kai tu kraujuoja. paveikslai, taip, jau tu Jo, jau dėdukas. degradavęs senukas, taip. Tai ką, matau, tai ačiū Jums labai už laiką. Tikrai žinau, kad kas, bet laikas Jums yra brangus, bet mums yra labai įdomus. Su Jumis jisai bėga labai greitai. Sakau, negaliu patikėti, kad toj peršoksim į 2 valandas, bet buvo išties gera išgirsti tam tikras detalės iš realaus Oskaro gyvenimo, ką mes galime pamatyti portreto gyvenime, kurį mes linkime Taip. atsivesti. Ką gali žinoti, gal užmotivuosim ką nors nusitapyti save ir turėti paskui kambarį. O Oi, literatūriniai mašinai sakė, kad kartais galima, visko gyvenime galima, tik tai ne per daug. tik Ir ne per supras. daug, jo. Ir nesusidėkit su lordais Henriais, nes bus reikalų. Arba skambinkit Mantautui ir paklauskit, ką reiškia, ką kalba tas lordas, Jo. kad paskui nebūtų. Jo. Nu, Taip. nebent Jėva, žinokit, gal aš pats esu lordas Henris, tai va čia pavojinga irgi. O, ne, ne, ne. Ne, Rozai, žinokit, jeigu aš nebūčiau niekada gyvenime jūsų susitikus gyvai, tada gal ir sakyčiau, jo, per ekraną čia labai protingas, labai protingai kalba, čia reiškia, Visiškas va, va, va. lordas Henris, ne? Visiškas, jo, ekrane visiškai. Bet kadangi realybėje esu buvus ir paskaito jūsų ir teko pasišnekėti ir labai įdomi, spalvinga asmenybė, ne, jum iki lordo, ne, 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 nereikia. Jūs, man atrodo, jūs esat visų tų 3 vyrų, va, kaip sakėt, kad Kvintesencija Oskaras. visų trijų vyrų, ne? Taip, kaip Oskaras buvo ten tų estetų visų Jo. počičių, tai ir jūs, šitų personažų, visų Ok, počičių ok, together. jo. Tai ką, gražaus laiko, jau mes palinkėsim ir gražių, man atrodo, ateinančių gražiausių metų švenčių, tokios Taip. kažkokios ramybės, Ir džiaugsmo su ir Jėva mes galbūt. jau po švenčių susitiksim tikriausiai. Taip, ir aš labai viliuosi, kad įsipildys kalėdinis stebuklas jau gyvai, susitiksim Taip. ir linkim visiems dovanoti ką knygas, ypač Va, va, seną teisingai. literatūrą, Ir nes netgi tas, apie kurias mes kalbam, nes jos yra taip. perleistos daugybę kartų ir jūs galite jas puikiai dovanoti. Ir paklausę minčių, parašyti atvirutį, žinot, iš literatūrinės mašinos kokią nors mintį, kuri šiek tiek atvers apie patį rašytoją, ne tik apie jo Taip, knygą. taip. Tai ką, Ruzai, iki kitų kartų. Iki kitų kartų, Jėva, ačiū labai ir viso geriausio. Viso.